Dabar truputį paklausysim apie Tarptautinę geologijos mokslų sąjungą, UGS, mes tai pripratę kažkaip labai gerai. Ir Tarptautinis geologijos kongresus atrodė kažkada, kad visi apie tai labai gerai žinom. Jau pasirodo, kad jau yra šiokia tokia problema ir čia būtent nesusipratimai atsirado, todėl aš truputį pabandysiu jums atgaivinti atmintį. Šiaip tai yra labai įdomi organizacija, kuri atsirado labai seniai. Tai yra iš tikrųjų mes galime istoriškai sakyti, kad tai turbūt tikrai, neturbūt, o tikrai yra viena seniausių geologinių organizacijų. Ir prasidėjo viskas nuo pirmojo geologijos kongreso 1878 metais Paryžiuje, kai buvo tarptautinė paroda, pasaulinė paroda, tiksliau gal ją reikia vadinti, atidarė Eifelio bokštą. Tuo metu susirinko kelios dešimtys, pasirodo šiaip tai užsiregistravę buvo keli šimtai dalyvių. Ir žmonės daugiausiai iš Prancūzijos, Prancūzų geologų sąjungos, tačiau buvo ir iš kitų šalių. Ir jie nusprendė, kad reikia įkurti tam tikrą geologinę organizaciją. Tai yra pirmiausia kaip geologinius kongresus, tai yra visiems susitikti ir kalbėti apie tai, kas yra labai svarbu geologams. Kongresai iš pradžių vyko įvairiai ir kas metus, ir kas 2, ir 3, o dabar vyksta kas 4 metai, tai kaip savotiška geologo olimpiada. O 1961 metais buvo įkurta Tarptautinė geologijos mokslų sąjunga, tai yra, kuri organizuoja kongresus ir koordinuoja veiklą būtent tuo laikotarpiu kongresu. Aš truputį įdėjau publikaciją, tai yra pirmasis prezidentas, kaip čia matot, būtent prancūzas pirmojo to geologinio kongreso ir taip pat rūmai, kuriuose vyko tas kongresas. Ten, aišku, vyko daug įvairių renginių, nes pasaulinės parodos metu ten pasirodo buvo iš tikrųjų labai įdomi veikla ir labai daug įvairių mokslo sričių atstovaujama. Šie rūmai neišlikę, jie yra perstatyti, tačiau būtent šioje vietoje ir vyko tas pirmasis geologijos kongresas ir gimė ta Tarptautinė geologų organizacija. Tai yra antrojo kongreso narių grupelė, tai yra antrasis vyko Bolonėje, Italijoje, nes aplamai iniciatyva iš tikrųjų buvo iš Italijos geologų pusės, tačiau jau rimtai viskas sustygavo tai Jungtinės Amerikos valstijos ir Kanada, kurie, kaip sako, paprašė arba net privertė prancūzus į tą pirmąjį kongresą surengti. Dabar kas yra mūsų Tarptautinė geologijos mokslų sąjunga? Visų pirma, tai yra nevyriausybinė ir viena didžiausių pasaulyje, nes praktiškai yra virš 1 milijono narių mokslinė organizacija ir Tarptautinės mokslo tarybos narė, kas yra labai svarbu, nes suprantat, kad tai yra finansavimo šaltinis. Vadovauja prezidentas, prezidentė ir vykdomasis komitetas. Juos kongresuose renka atstovų taryba. Ta atstovų taryba sudaro veikiančio komiteto vykdomojo nariai, UGS leidinių atstovai, nes yra keli epizodai ir kiti leidiniai, 20 komisijų, subkomisijų bei sekretariato nariai, tačiau daugiausiai balsų turi nacionaliniai atstovai. Nacionaliniai atstovai renkami iš įvairių šalių, iš nacionalinių geologijos komitetų, nacionalinių geologų sąjungų, įvairiausių organizacijų, kurios atstovauja tos šalies geologijos mokslą. Dalyvauja taip pat 25 afiliuotų organizacijų, asocijuotų atstovai, tai yra tarp jų, pavyzdžiui, yra Europos geologų federacija, Europos geologinių tarnybų asociacija, ten įvairios tarptautinės geomorfologų ir kitos, tačiau jie dalyvauja tik tai po vieną narį. Dabar renkami prezidentai 4 metam ir taip pat vykdomojo ir nominacinio komiteto, kurie skiria medalius nariai. Tai šiuo metu naujoje prezidentė yra išrinkta jau minėta Jonas Atkūno Hasina Mori iš Pietų Afrikos Respublikos. Jinai yra medicinės geologijos atstovė, bet šiaip man labai buvo įdomu, nes jinai pradėjo kaip metamorfinė petrologė, tai yra mūsų kolegė, mano kolegė. Na ir kongreso metu taip pat posėdžiauja komisijos, subkomisijos, jos priima labai svarbius sprendimus, pavyzdžiui, stratigrafinių padalinių išskyrimas, taip pat jų įvardinimas, patikslinimas, naudojant įvairius naujus geochronologinius metodus, terminus suvienodinimas, proceso apibrėžimas, geopaveldo objektų išrinkimas. Tai yra tie darbai iš tikrųjų liečia mus visus ir mes dažnai dalyvaujame tame procese, tačiau kažkaip savęs nesusiejame su šita organizacija.
Dabar pagrindinės veiklos, kur galima reikštis, dalyvauti komisijų, subkomisijų veiklose. Taip pat tos komisijos, subkomisijos dažnai inicijuoja projektus arba iniciatyvas, kur randami įvairūs finansavimo šaltiniai, tai yra iš tikrųjų, kur galima dalyvauti. Tai yra viena tokia temų žinios apie besivystančią žemę, čia įeina stratigrafijos tarptautinė komisija, turbūt visi puikiai žino, kokia tai yra svarbi būtent nuosėdinių uolienų visai storymei. Antroji, tai didysis mokslas laiko gelmių skaitmeninių geologinių duomenų suvienodinimas, tai čia yra tokia vadinama skaitmeniniai žemė programa ir litosferos programa. Tarptautinė litosferos programa, aš ją truputį pabraukiau, kadangi tai yra labai svarbi programa ir mes joje dalyvaujame iš tikrųjų gana seniai, tai yra buvo daugelis veiklų inicijuotos šitos programos, iš kurios mes turėjom tikrai labai ženklios naudos. Toliau geomokslų sprendimai globaliai visuomeniai, tai yra čia yra tarptautinė geomokslų bendradarbiavimo programa ir taip pat ir kitos programos, geopaveldas, gamtinio paveldo vietos kolekcijos, geotopai ir geoparkai. Tai čia vėlgi yra UNESCO globali geoparkų programa ir taip pat UGS geopaveldo komisija. Tai yra organizacijos, kurios išrenka įvairiausius geologinius objektus. Tai pavyzdžiui, va šitam paskutiniam kongrese buvo pristatytas antrasis šimtukas geologinių geotopų arba geologinių vietų. Tai yra išrenkamos tokios labai svarbios pasaulyje geologinės vietos. Taip pat projektas, kurį tai Jonas Satkūnas jau minėjo, 731, kuris būtent yra skirtas geopaveldo programai. Toliau geologijos mokslų sklaida ir propagavimas, tai yra ateities žemės festivalis, čia daug renginių inicijuojama, taip pat buvo tarptautiniai žemės metai, kuriuose mes irgi aktyviai dalyvavome renginiuose. Toliau yra geoįvairovė ir bioįvairovė, čia jau yra turbūt irgi žinoma visiems, kad yra paskelbta tarptautinė geoįvairovės diena, tai kuri metuose tai yra spalio 6. Taip pat geoįvairovės duomenų bazė kuriama irgi yra priklauso būtent šitos komisijos veiklai. Geno resursai, apsauga ir geoetika, tai yra turbūt labai aktuali dabar komisija, tai yra ne komisija, o veiklos kryptis. Ir čia yra įtraukta ir lyčių lygybė moksle, labai aktyviai veikiančios įvairios subkomisijos, ir UGS geoetikos komisija. Taip pat, kadangi vėlgi kieno resursai, šitas klausimas yra daugam aktualus, gal ne tiek Lietuvoje, tačiau Afrikos šalyse ir kitose pasaulio šalyse, tai iš tikrųjų yra labai svarbu ir kaip mums tais reikalais tvarkytis. Tai būtent čia yra priimama labai daug sprendimų ir taip pat apibrėžiama būtent įstatymų, pagrindžiama įstatymiškai, kaip tai reikia daryti. Na ir geologija kriminalistikoje taip pat tokia besivystantis sritis, kurioje labai dažnai geologija pasirodo gali irgi vaidinti gana svarbų vaidmenį. Tarp kitko, kas įdomiausia, aš esu pati asmeniškai susidūrus su šita veikla. Dabar UGS ir Lietuva, tai yra kaip mes atrodome toje UGS, nuo kada atsiradome. Tai praktiškai Lietuvos geologijos mokslo atstovauti jau 1991 metais buvo išrinktas Lietuvos nacionalinis geologų komitetas. Tai buvo pirmasis, kuris praktiškai turėjo siūsti tuos atstovai geologijos kongresus, kurie vyksta kas 4 metai. Pirmasis buvo 92 po nepriklausomybės, antras 96 metais, tai yra jos Lietuvos atstovai dalyvavo, na, o 2000-aisiais ten jau buvo gana tokia skaitlinga atstovų delegacija. Čia aš jums nuotrauką pridėjau komiteto 2004 metų, tai yra, matot, labai įdomu, visi atrodom tokie jauni ir gražus, nors praėjo tik 20 metų. Tačiau, aišku, tie komitetai keitėsi, tai yra labai natūralu, kad vyksta rinkimai ir išrenkami vis nauji nariai. Na ir beveik COVID laikotarpiu to komiteto veikla buvo pristabdyta 19-24 metais, tačiau spalio 10 dieną susirinko tas dar iki šiol egzistuojantis nacionalinis komitetas ir buvo nuspręsti tęsti veiklą, pakeisti įstatus ir naujus rinkimus. Čia matote apačioj, tai yra išvardinta būtent to komiteto narių sudėtis. Dabar kokios tos veiklos? Iš tikrųjų, tai dalyvauta labai nemažai, nors kartais mes savęs ir neįvardinom, arba daug kas net nežinojo, kad tai yra susijęs su šita geologinė organizacija. Na, turbūt pirmas toks didelis, labai stambus renginys, tai buvo EuroBridge projektas Europrobos, kuris iš tikrųjų buvo būtent tos tarptautinės litosferos programos ribose, ką aš ir paminėjau iš karto. Tai yra, ta Europroba buvo organizuota labai seniai, 84 metais, tačiau po truputį prisijungė šalis ir kai mes
patapom nepriklausomi, pasidarėm jiems taip pat labai įdomus ir aišku, tada buvo suorganizuota įvairių žmonių iniciatyva, aišku, čia didžiausia dalį būtent šito darbo nudirbo geologijos tarnyba ir tuometinis jos direktorius Gediminas Motuzai ir buvo organizuotas keli seisminiai profiliai 94, 5, 6 ir 7 metai per Baltijos jūrą, Lietuvą, Baltarusiją ir Ukrainą. Na, toliau čia aktyviai dalyvavo komisijoje geologijos mokslas aplinkosauginiam planavimui Jonas Atkūnas, ten geoindikatorių darbo grupėje, jie organizavo ir įvairius seminarus ir kai kurie jau vyko, pavyzdžiui, 3 metais Lietuvoje. Taip pat vyko Lietuvoje vykdomojo komiteto posėdis 2008 metais, darbo grupės Geriamasis vanduo seminaras, taip pat organizuoti medicinės geologijos kursai, čia matote 2003 metų nuotrauką. Tai yra, mes su ta veikla Lietuva yra gana susijusi vienaip ar kitaip. Taip pat didelis renginys, kurį inicijavo Tarptautinė geologų sąjunga, tai buvo planetos Žemės metai. Tai yra 3 metų laikotarpis, kur buvo iš tikrųjų šito renginio kaip ir globėjas buvo prezidentas Valdas Adamkus ir čia iš tikrųjų tokia darbo valdymo grupė buvo padaryta ir taip pat labai daug žmonių dalyvavo iš įvairių ir švietimo ministerijos, UNESCO organizacijų ir tų renginių buvo tikrai labai nemažai. Čia yra paruoštos tokios knygutės 12, kuriuose yra pateikta įvairi informacija apie įvairias geologijos sritis populiariai, taip pat buvo ir kalendoriai leidžiami, įvairūs renginiai, pristatymai mokslo akademijoje, Seime, taip pat kongrese pristatyti rezultatai įvairiuose konferencijose, dalyvauta tarptautinėse išvykose, iš tikrųjų tai buvo visa grupė leidinių. Grupė leidinių, net 2 kalendoriai tokie labai įdomus. Na, žodžiu, aktyvios veiklos. Taip pat dalyvauta darbo grupėje Tarptautinės sienos ir ekogeologinis bendradarbiavimas. Čia vadovavo jai Atkūnas su kolega iš Lenkijos Mareku Graničniu. Taip pat jie ruošė seminarus Nikaragvoje, Lenkijoje, komisijoje geomokslai aplinkos formavimui, UGS GEM organizavo tarptautinius simpozijumus, na ir įvairius spausdino biuletenį, būtent GEM, UGS GEM komisijos, taip pat Lietuvoje. Ir taip pat buvo dalyvaujama komisijoje technogeniai gruntai geotarša, organizuotos konferencijos įvairiuose pasaulio šalyse, mokomieji seminarai. Na, nuo 2021 metų Lietuvos atstovai dirba projekte, kaip jau minėtam 731, tai yra svarbiausių pasaulio geologinių paveldo objektų atranka ir nominacija. Ir taip pat labai aktyviai dalyvauja mūsų ne vienas kolega geokolekcijų ir geologijos istorijos, ypač geologijos istorijos komisijų veikloje. Tai yra būtent grupė žmonių, kurie dalyvauja renginiuose, vyksta į konferencijas ir yra žinomi šios būtent srities atstovai. Na ir tai aš tiek labai trumpai, kadangi čia visi užsitęsė labai kai kurie pranešimai, tai tiesiog norėjau pristatyti tai, kokia tai yra svarbi organizacija, kad kada žmonės klausia, ypač geologai, kodėl mes turime dalyvauti. Mes turime dalyvauti, nes visų pirma, kad mes susišnekėtume pasaulyje, mes turime kalbėti tą pačią kalbą, tai yra naudoti tos pačius terminus, kur dabar nėra tik tai geologiniai terminai, tai yra aprašomi procesai, yra skiriamos geologinės ribos, iš tikrųjų yra labai labai svarbus ir aktualūs klausimai ir kad mes galėtume juos spręsti taip, kaip sprendžia Europa ir pasaulis, mums reikia dalyvauti šitoje organizacijoje. Aišku, vėlgi reikės matyti ir apsvarstyti klausimą nario mokesčių mokėjimo, nes iš tikrųjų turėtų turbūt jau geologijos sąjunga prisijimti šitą naštą, nors dabar tai jau nėra našta, nes geologijos tarnyba, kuri visą tai darydavo istoriškai ir tiesiog dėl to, kad buvo žmonės dalyvaujantys veikloje UGS ir suinteresuoti, dabar to daryti kaip ir jau nelabai gali ar turi daryti, nes tai turi būti nuo geologų organizacijų. Tai manau, kad šitą klausimą turbūt diskusijose reikės svarstyti, būtent nario mokesčių mokėjimų klausimą. Tai tiek būtų, ačiū už dėmesį. Jeigu turit klausimų, prašau.